Lietuvoje rinką dalinamės dviese, ne? Bet jie jau dirba 10 metų Lietuvoje ir jie pasiėmė bankus ir pasirašė sutartis, o mes prie tų sutarčių negalim prieiti. Ir ten yra didžiosios pajamos, visiškai. Pavyzdžiui, mes turim kokie 120 klientų, ane, šiai dienai su kokie 2,5 tūkstančių objektų per Lietuvą, bet vis tiek yra šikna, kadangi, žiūrėk, patysgi matot, nuvažiuoti kokius skaičius iš kažko tai pasimat. Pasimat 5 tūkstančius, pasimat 15 tūkstančių, pasimat 50 tūkstančių, bet tai nepaima, tu kiekvieną kartą iš klientų 500 tūkstančių ir stopas nekainuoja, kiek, pavyzdžiui, banko kainuoja arba bankomatas. Bankomatas turi tik tai 120, o objektų visokių kolonėlių, kur ten kažkoks stopas kainuoja žymiai 4 kartus mažiau negu bankomatas stopas. Tai viskas nuo to ir prasideda. Mes darbą turim atlikti, o jisai pigiai kainuoja. Eini tu į rinką, o galvojam, kad paimsim bankus, o jie net neina į kalbą, žinai. Tai čia toks, sakykime, tam turbūt kaip ir kiekvienam versle, vieni neatsilaiko, kiti atsilaiko. Tai visą laimė, kad įmonėje gerai sekasi per kitas veiklas. Sekasi per elektroninę saugą, sekasi per fizinę saugą. Tai per kitas veiklas mūsų minusas užsidengia, bet vis tiek į tuos skaičius negali žiūrėti ilgai minusinis, todėl priima tokį sprendimą. Aš neįsivaizduoju, kur aš dėsiu 100 litrų dizelio. Aš asmeniškai neįsivaizduoju. Apie čekius galvoju. Apie čekius, tai tau čekių reikia. Tai reikia čekių, kaip man jau gauti. Nueisiu prie vieno Lukoilo operatoriaus. Gali, ne. Nuvažiuosiu prie kito Aleksotė Lukoilo, gali, ne. Ir ką toliau daryti? Už 100 litrų. Važiuosim į kasą. Sustosim, kad Lūrudoje prie Lukoilo. Sakysim, gali pasimti. Nusipirkęs ekonomišką mašiną, iki šiol 200 litrų kūrų išleisdavau, dabar 600 litrų išleisdavau. Žmonai, kaip jūs į kortelę braukys. Ir jūs įbraukys į ką? Į benzą, dizelį pirmas? Nesikeičia, o kaip kas sugeba, taip tas vartas. Nu, vartykis kaip sugebi. Įmeta į balą, kas sugeba išplauks, kas nesugeba nuskęs. Tas nuskęs, tai taip ir yra, tiesiai šviesiai. Skęstančių gelbėjimas pačių reikalas. Sugebi, išgyvenk, nesugebi, darbas Eurokešą neprivalomas, išeik. Tai taip padaryta. Tiesiai šviesiai, Tai ką, tada tai geriausiai, kai pasimato viso. Kaip pasimatė? Tai sakau, nieko gero nepasakiau, geros žinios, tai kokia yra tokia žinia, tokia yra. Nes važiuojam rytoj į Klaipėdą su ūkiais pasišnekėti, vakar Panevėžį pasišnekėjom, Vilnių biškį anksčiau pasišnekėjom. Taip yra. Dar su rūbais tada, jeigu kas dar lieka dirbti, katastrofa. Kelnių nėra. Batai 3 metai. Jau puslės trina. Bet šitie geri saliarkai nepravaidė. Tai išpirks. Tai dabargi mes ėmėmės batus praeitais metais, tai ne 3 metai. Ane? Ane, vieni ėmėsi, kiti nesėmėsi. Tai mes ten neskiriu batom. Pusę sumos. Kaip? Pusę sumos. Ne, tai galėtų neimti. Tų, kurių ten yra brangesni, galėjai imti tos, kurios... Ne, aš tų, kur norėjau, aš tų negavau. Aš norėjau trumpų, aš jų negavau. Ir šis nepasėmė? Neturėjau. Aš trumpų norėjau. Nepasėmė dabar šis? Ne, aš neturėjau batų. Šitais 3 metus. Tai jeigu jo neišnaudotas limitas tiem reikalam, tai galim žiūrėti, pirkti tos batus. Nes tu jeigu nepasėmė. Tie batai... Jie neturėjo tų trumpų batų, kur Ramūnas norėjo, jie neturėjo. Tai jau dabar praėjo pusę metų. Tai paklaus, gal atvežė gal kažką. Tai jeigu tas batas guli, jo pavyzdžiui, netinkama pora guli, tai galim jį apsikeisti, su jais kažką išsižiūrėti. Ne, tai tiek apranga, tiek batai, tai dabar vėl peržiūrim ten tos ir duodam užsakymą kelniam. Tos kelnės turėjo jau būt praeitą mėnesį. Kelnės visada gegužės mėnesį. Susivėlino visi Laikų tas ir kelnės kiekvienas metas yra naujas duodamas. Kitom kelnių, dar iš 3 kartų vienas pasiūlė. Kelnės yra dabar išsiųsta, Ramūnas jau pateikė, visi kiti regionai susiunčia kelnės, maikės, kitą mėnesį turi būti. O man minimumas, pažiūrėjau, geriau, jeigu rodyti, bet tai nerodyti minimumą.